Šiandien kalbame apie Maironį. Sužinokime, ką apie Maironį žino skudiškiai. Labą dieną. Mes atliekame projektinį darbą mūsų lietuvių kalbos pamokai. Gal galėtumėte atsakyti mums porą klausimų? Eik, dar su kamerom nusigalvoja. Ne. Gerai, ačiū. Labą dieną. Mes atliekame projektinį darbą lietuvių kalbai. Gal galėtumėte atsakyti mums porą klausimų apie Maironį? Nemokam nieko. Klauskite jaunesnį. Labą dieną. Labą dieną. Maironis gimė 1862 metais Raseinių apskrityje Pasandravio kaime. Maironis buvo kunigas profesorius. Porą klausimų apie Maironį. Galbūt. Maironis tai slapyvardis ar tikrasis vardas? Manyčiau, kad slapyvardis. Koks Maironio tikrasis vardas ir pavardė? Jonas Mačiulis. Tiks. Kokia Maironio profesija? Kunigas. Pedagogas, kadangi jisai mokė būsimuosius kunigus. Hobi gamtininkas. O gal žinote, kur gimė Maironis? Raseinių rajone. Koks Maironio kaimas atrodo, ar kur ten jis vienur gimė, kitur iškeliavo paskui. Koks Maironio žymiausias eilėraščių rinkinys? Vienintelis pavasariukas. Labai ačiū už atsakymus. Prašau. Tai slapyvardis. Maironio tikra pavardė yra Jonas Mačiulis. Sakysite porą klausimų apie Maironį? Kas čia per du dalykai? Čia mes atliekam projektinį darbą lietuvių kalbai. Tik to nefilmaukit, mergelis, ko jūs galvojat? Nu gerai, į porą klausimų tik. Gerai, Maironis tai yra slapyvardis ar tikrasis poeto vardas? Oi, čia yra slapyvardis. Kur gimė Maironis, gal žinot? Raseinių rajone, Pasandravy. Taip. Kokie kūriniai žymiausi Maironio? Tai Trakų pilis. Labai ačiū už atsakymą. Jų žymiausi kūriniai Lietuva brangi, Trakų pilis ir daugelį kitų. Taigi dabar keliaujame į gimnaziją. Labą dieną. Mes norime užduoti jums porą klausimų. Pirmasis klausimas. Kokius žinote Maironio eilėraščius? Lietuva brangi. O žinote, koks Maironio tikrasis vardas ir pavardė? Jonas Mačiulis. Ačiū labai. Kokius žinote Maironio eilėraščius? Trakų pilis. Gal žinot? Garbėlė Šešupė. Gerai. O gal žinot, koks Maironio tikrasis vardas ir pavardė? Jonas Mačiulis. Taip. Ačiū už atsakymus. Kągi, apie Maironio kūrybą. Maironis atvėrė naujus kelius lietuvių poezijai. Jis sukūrė poezijos aukštąją kalbą, sukūrė klasikinį eilėraštį, vyravo kryžminius rimas. Kokius žinote Maironio eilėraščius? Palauk. Žinau, aš nudau, bet dabar pavadinimą ir iškrėti iš tikrųjų. Koks Maironio tikrasis vardas ir pavardė? Agardat, aš lūkis lietuvės, bet iš tikrųjų. O žinot, gal iš kur Maironis kilęs? Iš Lietuvos. Ačiū už atsakymą. Atsakykite porą klausimų. Taip. Gerai. Iš kur kilęs Maironis? Taigi, dabar aš jums pakviesiu savo mokinę Moniką Vaškytę. Ji jums padeklamuos kūrinį Pavasaris. Pavasario saulė prašvito meiliai ir juokėsi, širdį vilioja. Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena, sparneliais plasnuoja. Išaušo, vėjelis laukų, bučiuoja, gaivina krūtinę. Pabiro, pasklido žiedai ant laukų, vainikų eilė pirmutinė. Taip giedrai ir linksma, tik šviečia vilties. Vien meilė norėtum dainuoti, apimti pasaulį, priglausti prie širdies, su meilė saldžiai pabučiuoti. Kągi, ačiū tau, Monika. Buvo labai puiku. Labą dieną. Gal galite atsakyti į porą klausimų? Galim. Gerai. Kokius žinote Maironio eilėraščius? Maironis, o Dieve. Pavasaris. Dar. Užmigo žemė. Kur
bėga šešupė. Gerdavo nebežinom. O koks Maironio tikrasis vardas ir pavardė? Aš jau pasakęs, apie Maironį. Maironį. Kada nusigal? Rašytos, ne, aktorius. O gal žinote porą jo kūrinių? Kur bėga šešupė. Ne, O gal tada žinot kokią Maironį pirmoji pavardė ir vardas? Vardas tai gal. Džeimsas, ne. Jonas, ne, Jonas. Pavardė. Mačiulis, ne. Taigi taip ir baigsime šiandienos laidą. Su jumis buvau aš, Rūta Jonaitytė. Pabiro pasklido žiedai ant plaukų, vainikų eilė pirmutinė. Taipgi, jums padeklamuos kūrinį Pavasaris. Pavasaris. Taigi, dabar aš jums pakviesiu savo mokinę Moniką Vaškytę. Gretu, aš tau spaudau. Jums padeklamuos kūrinį Pavasaris. Pavasaris. Vasaras savo. Ooh, yeah.